Sveikas, kaip nekeista, tu dar gyvas. Sveiki gerbėmėjai. 19.2025 metų savaitė, 27 mūsų susitikimas. Kaip matome, dirbtinis intelektas pavaizdavo skaičių 27 kaip grybai. Kodėl grybai? Mes kalbėsime apie branduolinį ginklą. Tiksliau, kalbėsim, kaip gyventi po branduolinio sprogimo. Nes, kai buvo vadovėlio analizė skiltis bomba sukrėtusi pasaulį, aš kalbėjau apie tai, kad papasakot apie Hirošimą ir Nagasakį kaip ir gerai, bet būtų dar geriau papasakot, kaip išlikti, kaip elgtis. Ir tada komentarai. Vienas komentaras: istorija ir civilinė sauga atskiros temos, atskiros pamokos. Teisingai. Atskiros temos, atskiros pamokos, dėl šito nesiginčiu. Biškį paieškojau internete vadovėlių civilinės saugos. Vieną radau, kur galima buvo netgi PDF pavartyti. Pavarčiau. Tai pažeidžiamieji faktoriai yra, o ką daryti, kaip ir nėra. Programoje kaip ir yra ekstremalios situacijos, tai tikiuosi, kad aš čia nepakalbėsiu daugiau negu reikia, kad mokytojai tikrai viską žino ir moka. Taigi, kitas klausimas buvo toksai: dėdė, papasakokit plačiau, kaip saugotis nuo atominio ginklo sprogimo, kaip išgyventi toliau. Ačiū už žinias. Tai va, dabar ir pakalbėsim truputėlį. Už pagrindą paėmiau vadovėlį. Matote, toksai rusiškas, dar 63 metų. Kelios iliustracijos bus iš vadovėlio, bet kalba truputėlį bus paprastesnė. Čia tiesiog bėgimas vandens paviršiumi. Taigi, yra uraninės bombos ir yra plutoninės bombos. Kai žiūrime į senovinę periodinių elementų lentelę, senovinę pačią, tą, kur atseit susapnavo Mendelejevas, uranas yra paskutinis elementas ir jis yra paskutinis natūralus. Visi kiti yra paskui sintetiniai. Ir visiškai atsitiktinai matome, kad uranas, Neptūnis ir Plutonis kaip planetos, taip ir lentelėje Mendelejevo yra. Labai įdomiai sutampa. Kadangi Plutonas jau nebe planeta, tai galėtumėm jį iš elementų pašalinti, čia aš juokauju. Taigi, viskas priklauso nuo to, gyvenimas ir mirtis. Koks sprogmuo, kaip panaudotas, kokiu metu panaudotas ir kur jūs esate tuo metu. Pavyzdžiui, centras tai yra sprogimas, o epicentras yra taškas ant Žemės. Tai jeigu sprogimas yra orinis, tai būna vienoks poveikis, mes apie tai pašnekėsim. Jeigu antžeminis, biškai kitoks poveikis, bet mes negalime nuspėti. Dieną tai bus, naktį tai bus. Ir yra klasikiniai, aukštuminis, orinis, antžeminis, požeminis, antvandeninis. Visi šie sprogimai turi savo paskirtį. Povandeniniai dažniausiai taikomi prieš povandeninės valtis. Gali būti su tikslu suskelti tsunamį ir paveikti uostą, kaip, pavyzdžiui, Japonijoje žemės drebėjimas, uostas ir avarija atominėje elektrinėje. Bet mes dabar kalbėkime apie paprastą žmogelį. Paprastas žmogelis. Ką jisai turi žinoti? Jisai nepasirinks sprogimo, koksai nutiks, bet iš esmės yra 5 pažeidžiamieji faktoriai. Tai šviesos spinduliuotė, smūgio banga, jonizuojanti pirminė spinduliuotė ir liekamoji jonizuojančią spinduliuotę, tai radioaktyvus vietovės užteršimas, plus elektromagnetinis impulsas. Šitam vadovėlėje mes matome, kad pirmas yra smūgio banga. Bet šviesa eina greičiau už smūgio bangą. Taigi, jeigu sprogimas yra dieną, jūs net nežiūrėdami į sprogimo pusę suprasit, kad staiga Saulė ant Žemės nusileido. Ir būtų gerai nežiūrėti tą pusę, nes galima apakti. Galima apakti visai, galima apakti minutei. Bet jeigu dieną žmogus laikinai gali apakti minutei, tai tamsių paros periodų jisai gali apakti ir pusvalandžiui. Tas pirmas pusvalandis yra labai svarbus, nes pirmosios sekundės tai yra blyksnis ir smūgio banga
įveikia kilometrą per 2 sekundės. Ir paskui smūgio banga 2 km per 5 sekundės įveikia ir 3 km per 8 sekundės įveikia. Tai tame momente labai svarbu kažkur nukristi. Į griovį, už priedangos. Jeigu esate viduj, nestovėkite prie langų, nes stiklai eis kiaurai viską. Ir jeigu esate mašinoje, tai lygiai taip pat būtų gerai slėptis už variklio, už durelių. Kiti sako, reikia iškristi iš mašinos ir bėgti kažkur, tai per 2 ar 5 sekundės labai sudėtinga kažkur nubėgti. Tai reikia priedangą susirasti greitai. Bet jeigu jūs esate arti epicentro, kaip senas toksai anekdotas yra, tamstos seržante, ką man daryti su ginklu, jeigu aš atsidūriau branduolinio sprogimo epicentre. Ir senas seržantas sako, turite laikyti ginklą ant ištiestų rankų, kuo toliau nuo kūno, kad išsilydžiusio metalo lašai nepradegintų jūsų uniformos. Taigi, čia, kaip sakant, anekdotas, bet esmė tame, kad tie, kurie atsiduria epicentre arba labai arti, jie išgaruoja. Mirtis ateina greičiau, negu žmogus sugeba pajusti skausmą, jie tiesiog išgaruoja. Ir paskui temperatūra, bet sakykime, tam taške temperatūra 6000, 7000 laipsnių, tai aišku, kad niekas neatlaikys. Kai praeina smūgio banga, tada ateina svarbioji radiacija. Tai yra tas, kol švyti tas visas kamuolys, būtų gerai nepasirodyti ne vietoje. Tada kiekviena priedanga sumažina radiaciją, skvarbią radiaciją skirtingus kiekius kartų, bet vėl žmogus nepasirenka, kur yra. Ir iš tikrųjų sužinot, kiek tos radiacijos tu gavai ir kiek gyventi liko, irgi labai sudėtinga, jeigu nepasimatavai ir nežinai savo absorbuotos dozės. Mintis tokia, kad kaip besuktum, jeigu nenumiriai iš karto, jeigu negavai 3 laipsnio nudegimo, tai tada atsiranda problema, kaip gyventi po to. Galimai esi radioaktyviomis medžiagomis užterštoje vietovėje. Elektromagnetinis impulsas, jisai padaro, kad ryšiai neveikia. Interneto galimai nėra. Ir jeigu turi nešiojamą radijo stotį, reikia stengtis gaudyti bangas, galbūt kažkas kažką pasakys. Turėtų atsigauti ir gelbėjimo tarnybos. Priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba tikrai stebi radiacinį foną visoje Lietuvoje. Jeigu tas kažkas atsitiko, tai reiškia, kad vis tiek debesis bus stebimas, matuojamas. Ir yra nemažai paskaitų internete, ten pabėgimo kuprinė, ten Daugirdas, Balkus, daug. Esmė tame, kad viskas galioja. Tik nebūtinai bėgti. Galbūt reikia likti namie. Galbūt parą, galbūt 2 ir laukti, kol pasakys, koks yra fonas. Vienas mano draugas negyvena mieste. Tai ir kitko, jeigu galit negyventi mieste ir labai bijot branduolinio smūgio, tai negyvenkit mieste. Nes į vienkiemį ar kaimą tiesiog niekas neatlikinės branduolinių smūgių. Ir čia dar reikėtų pasakyti, yra skirtumas tarp branduolinių smūgių, kurie taktiniai arba strateginiai, arba operatyvno-taktičeskiai. Tai yra taktiniai smūgiai, jau, man atrodo, Putinas pasakė, kad mano taktinis branduolinis ginklas yra 4 kartus galingesnis, negu jūs numetėte ant Hirošimos ir Nagasakio. Hirošima ten buvo branduolinis užtaisas, ten vamzdis, ir tas vadinasi maišylis, ir 2 gabalai urano susijungė, susidarė kritinė masė, sprogo. Dručkis buvo plutoninė bomba, toksai biški didesnis, apvalesnis, nes ten yra implozija, sprogimas į vidų, tam, kad sukurtų kritinę masę. Ir aš norėčiau jums parodyti pavyzdį. Čia mes matome tas pavyzdys, kai sprogsta dručkis, plutoninė bomba, tiesiog nepanikai sukelti ant Seimo. Jeigu sprogimas yra orinis, tai žuvusių skaičius yra 85 000 plius minus ir sužeistų 135 000. Radioaktyvus užteršimas nedidelis, nes tam, kad būtų radioaktyvus užteršimas didesnis, tai sprogimas turi vykti žemiau, mažiau negu 180 metrų. Ir tada grybas, kai plečiasi, siurbia į vidų visokias šiukšles ir pradeda kristi radioaktyvūs krituliai maždaug po 15 minučių. Bet smūgio banga jau praėjo,
šviesos spinduliavimas jau praėjo, sprogimo vietoje susidarė vakuumas ir jisai siurbia orą atgal. Ir tada visi įkaitę paviršiai staiga gauna daugiau deguonies ir užsidega. Drabužiai, viskas. Prasme, praktiškai kiekvienas kvadratinis centimetras turi maždaug 4 gramus degios medžiagos. Aš jau paminėjau pabėgimo kuprinės arba čemodanus. Pagalvokite apie nudegimus. Prasme, jie gali atsitikti ir ne dėl branduolinio sprogimo. Toj vaistinėliai pagalvokite apie nudegimus, apie įbrėžimus, stiklai, šukės, mašinų detalės, namų detalės. Dėl to, kai tik tai blyksteli, reikia surasti priedangą nukristi. Jeigu priedangos nėra, nukristi kojomis į sprogimo pusę, paslėpti delnus. Kadangi sužeidimai gali būti bile kokie, jos reikia iš karto susitvarstyti, iš karto užsilipdyti ir saugoti, kad nepapultų infekcija. Smulkūs sužeidimai, nudegimai, priešinfekciniai vaistai, jodas, kario permanganatas, ką tik tai norite. Šiaip ne instrukciją jums dėstau. Dėstau tiesiog galimą scenarijų. Šiaip į šitą Nuke Map galite nueiti patys, susivesti kokį norit galingumą ir žaisti taip, kaip norite. Taigi, paminėjau orinį. Antžeminis sprogimas tokio pat galingumo būtų apie 50 000 nuostolių ir dar 84 000 sužeistų. Tai yra mažiau. Antžeminis nuostolių turėtų mažiau, bet būtų didžiulis užteršimas ir pagal tai, kaip šiandien mes matome prognozę, atrodytų maždaug taip. Jeigu tai taktinis veiksmas. Jeigu tai taktinis veiksmas, tai vadinasi užteršimas reikalingas tam, kad ten niekas neįtų ir tos teritorijos bus pažymėtos. Užteršta tokiom geltonom lentelėm ir pamatuotas radiacijos lygis. Čia aš jau kalbėjau apie Pirmąjį pasaulinį karą ir cheminio ginklo panaudojimą apie chlorą. Tai yra, sakykime, šitą ruožą gynybinį, sunaikina pajėgas, kurios gali gintis ir toliau gali tęsti judėjimą. Perėjus per užterštą vietovę reikalingas apsivalymas. Tai yra nusivalyti ratės dulkės, you name it. Taigi tas pabėgimo krepšys, kur jau yra nuo nudegimų, nuo sužeidimų, galimai yra ir dujokaukė, galimai. Gerai būtų turėti dujokaukę su 2 filtrais, nes radioaktyvios dulkės, kai sulenda į filtrą, jisai tampa pas šiek tiek radioaktyvus. Problema bus, kaip nusivalyti pačiam nuo užteršimo. Tada būtų geriausi dalykai tokie neperšlampami kostiumai, tokie palaidinės, dar geriau kelnes, bachilai. Aišku, galima nusipirkti cheminį apsaugos kostiumą, bet tikimybė, kad bus panaudotas toksai ginklas yra tikrai maža. Bet čia jeigu nusiprausti, nemirkti vanioje, tiesiog palysti po dušu ir jeigu yra šampūnas, tai geriau tegul jisai būna be kondicionieriaus, nes kondicionierius jisai sulaikys tas dulkes, ne ten, kur reikia. Vanduo gali būti irgi užterštas, bet galimai užterštas bus atviras vandens šaltinis, iš kurio vanduo papuola į vandentikį. Aišku, jisai filtruojamas, bet tie, kur yra vamzdžiuose, tai pradžiai dar bus tinkamas naudoti. Paskui būtų gerai turėti vandens, tiesiog nusiplauti rankom tą patį, kur turite geriamą. Geriamą vandens pasipildyti gali būti sudėtinga. Ir civilinės saugos sistema, jinai turės pranešti vietovės, iš kurių būtina trauktis ir nurodys atsitraukimo kryptį. Atsitraukimo kryptis yra statmenai vėjo krypčiai. Tai vienas mano draugas turi nusipirkęs meteo stotelę, pasistatęs kieme. Prie tos meteo stotelės dar yra ir radiacinio fono rodikliai. Jisai taip. Ir per savo mobilų telefoną jisai stebi situaciją. Tai tom gal ir baigsiu, nors jeigu įdomu. Va, čia yra dar vienas sprogimas. Čia yra Car bomba. Car bomba yra 50 megatonų. Prietaisas akivaizdžiai per galingas, kad būtų apskritai panaudotas. Bet rusai ją išbandė ir turi. Kalbant apie civilinę saugą, turiu štai tokią civilinės saugos lentelę. Mažiausias kriterijus bombos yra 0,02 megatonos. Tai čia yra tas 20 kilotonų, tas, kur nukrito ant Nagasakio. Yra labai įdomus kriterijus, sprogimo duobė diametras bus 90 metrų
gylis 16. Jeigu mes norime pamatyti kitus skaičius, mes galime paieškoti pusę megatonos, 240 metrų skersmuo, 50 metrų gylis, tai čia klausimas, koks bunkeris galėtų tai atlaikyti. Šitoje lentelėje mes matome šviesos spinduliavimą paskaičiuotą pagal galingumas, smūgio bangą pagal galingumą ir radioaktyvų užteršimą. Elektromagnetinio impulso čia nėra, bet yra paskaičiavimai, kiek užteršimas tame debesyje laikysis ir kris. Tai pavyzdžiui, zonoje V po valandos bus jau per pusę mažiau ir paskui po savaitės yra jau nepavadingi rodikliai. Tai mintis tokia, nebus šito. Bet yra ir visai mažiukai prietaisai. Štai čia mes matome tokį M arba V, 54. Daiktas nedidelis, diametras 30 cm ir gali būti nuo 1 iki 1000 tonų. Ir jisai yra daiktas skirtas diversijoms vykdyti. Tai šitas daiktas neatskris. Nei raketa, nei dronų kažkokių, nei balistinė raketa, nei torpeda, nei mina. Jisai bus toksai pastatytas ir distanciniu būdu aktyvuotas. Ir tada kas nors sakys, ne, tai ne mes. Tai dabar tai jau tikrai baigiu. Ačiū Jums už dėmesį. Jokios panikos. Ką neankst. Turite klausimų? Klauskite. Iki malonaus.